Na, va, matau, jau skaidrės yra pasileidusios, tai laba diena dar kartą, sugrįžtu pas jūs, pradedam mokymus, nelabai stipriai ir vėluojam. Žinau, kad prie šių mokymų turbūt yra ir prisijungusi prie mokymų mūsų komisijos pirmininkė Lina. Lina, ar esat? Taip esu. O, valio, tai Lina kviečiu, kaip visada, simboliškai pradėti šios mokymus ir pasisveikinti kartu su mūsų kolegomis. Tai tikrai laba diena visiems, smagu, kad tęsiam rinkimų maratoną, kad didžioji dalis yra iš tų pačių, kurie dalyvavo pavasariniam maratone, prisijungėt rudeniniam, aišku, darbus pradedam vasarą, kai dalis atostogauja, tai stengsiuosi kuo trumpiau, kad tikrai negaištume jūsų laiko. Tai ačiū, kad prisijungėt, ačiū, kad dalyvaujate rinkimuose ir turbūt labai svarbu, ką mes pamatėm per praėjusius rinkimus, buvusius pavasarį, vasarą, birželio mėnesį. Tai iš tiesų vis tik tai buvo tam tikrų nesusipratimų su darbo laiko apskaita, buvo komisijos narių nepatenkintų, kurie tarpusavį nesusitarė. Tai tikrai labai noriu priminti, kad jeigu kyla ginčas kažkoks dėl darbo laiko apskaitos, tai pirmiausia įsinagrinėjamas rinkimų apylinkės komisijos posėdį. Ir tikrai labai svarbu, jeigu kreiptųsi į apygardą, tai to skundo tiesiog nebandyti kažkaip sumenkinti ar panašiai, bet tikrai išsiaiškinti visas aplinkybės ir ką minėjau per komisijų pirmininkų priesaiką, kad skiriant apylinkių komisijų pirmininkus tikrai įsivertinkit, ar nebuvo skundų, kai buvo organizuotas darbas, nes nepatenkintas apylinkės komisijos narys likęs po rinkimų reiškia, kad galime jo nesulaukti per kitus rinkimus ir per kitus rinkimus galim tiesiog turėti mažiau apylinkių komisijų narių. Tai tikrai labai kviečiu, nes tikrai ten ir emocijų, ir visko buvo. Tai labai svarbu, kad būtų išgirsti ir kad skundai būtų išnagrinėta, kad nebūtų tiesiog padėta, pasakyta, kad viskas komisijos pirmininkas sprendžia ir panašiai. Tai tikrai pagrindinis mano tikslas, kad būtų atsižvelgta į tai ir kad kuo daugiau būtų komisijos narių, kurie tikrai mielai sugrįžta ir į kitus rinkimus, kurie mielai dirba ir kitose rinkimų apylinkėse ir kad mūsų ta komanda rinkimų organizatorių augtų ir būtų labiau didesnis pasitenkinimas darbų rinkimų komisijose negu nepasitenkinimas. Ir tada linkėdama, daug laiko negaištama ir linkėdama sėkmingų mokymų, perduosiu žodį turbūt atgal Mindaugui. Ir jeigu bus kažkokių klausimų, ar šiaip norite dėl ko nors pasitarti, pasikalbėti, tai tikrai telefono numerį žinote, tikrai visada galite paskambinti ir pakalbėkim. Tai gerų mokymų ir geros dienos. Ačiū pirmininkė, labai gražus perėjimas. Man tik lieka dabar paprašyti susipažinti su kai kuria šių mokymų tvarka. Kolegos, apygardų pirmininkai, finansininkai, šiuo metu aš paspausiu mygtuką nutildyti visus, tam, kad netrukdytumėm ir klausyti, ir pranešėjų skaityti mokymų medžiagą. Neįsižeiskit, nėra todėl, kad čia negalėtumėt pasisakyti, čia tiesiog vardan tos tvarkos, aš tokį ir pranešimą buvau uždėjęs pačioj pradžioj, nes jeigu kas nors norėsit užduoti klausimą, sutarkime, kad taisyklės yra tokios, kad galite pakelti rankelę, jeigu žiūrite per Teams programą, ten virš ekrano yra tokia iškelta rankelė, žinosim, kad jūs turite klausimą ir tikrai duosim galimybę tą klausimą įgarsinti žodžiu. Kam patogiau, kas galbūt nedrąsūs arba nenorite kalbėti žodžiu, tikrai galite pokalbių lange šalia tos rankelės ir žmogelių ikonos yra tokia ikonėlė rūkelio kalbos, tai tikrai yra galimybė, parašysiu sveiki, matysit, yra toks pokalbių langas, ką tik pasisveikinau su jumis, šitam lange irgi galite užduoti klausimą ir tuos klausimus taip pat seksime, apžvelgsime ir tiek šių mokymų pranešėja Danguolė Jakštienė, kur yra finansų skyriaus vadovė, tiek kolegos, kurie seka, galės vėliau atsakyti į tuos klausimus, kuriuos, kaip sakyti, dedikuosit. Aš labai atsiprašau, kažkas vėl yra įgarsinės, vėl aš spaudžiu nutildyti, nes iš karto atsiranda triukšmas. Tai aš tuos mokymus jūs nesupykit, tiesiog, nepakėlus rankos, kad nebūtų betvarkės didžiulės, tiesiog, neleisiu. Kiekvieną kartą turėsiu užtildyti jūs, nesupykit.
Dar bendra yra tvarka tokia, gal informacijai, kad šie mokymai yra įrašomi, ne todėl, kad čia mes pasigrožėtumėm savimi ar kaip nors panašiai. Tikslas šių mokymų įrašų yra tam, kad galėtumėm visą mokomąją vaizdo medžiagą ir garsinę medžiagą pasidalinti kartu su jumis. Jeigu jums kils kokių klausimų po mokymų, galėsit dar kartą peržiūrėti. Galbūt ne visi prisijungia iš karto mokymuose, galbūt net ir negali kažkas dalyvauti šiandien mokymuose, atostogauja arba kitos kokios asmeninės priežastys sudaro kliūtis, tai aš šią vaizdo medžiagą skaidrėmis vėliau pasidalinsiu su jumis elektroniniu paštu lygiai tokiu pačiu būdu, kaip gavot pranešimą apie šiuos mokymus. Ir ši mokymų medžiaga taip pat bus patalpinta ir specializuotos informacijos posistemėje, kurią mato visi apygardų rinkimų komisijų pirmininkai, nariai. Gaila, kad buhalteriai tokios galimybės prie tos specializuotos informacijos posistemės neturi, bet man atrodo, kad jūs ir tikrai ir taip turite daug darbo, mygtukų maigymo, skaičiavimo ir taip toliau, bet aš noriu paprašyti to avansinių tokių prašymų, kad gerbiami pirmininkai, būkit geri, gausit medžiagą, pasidalinkit ją nuorodėmis, laišku, kurį atsiųsiu šiandien po pietų pamokymų ir su buhalteriais jūsų, kad jie galėtų tiesiog susipažinti, sekti ir atnaujinti žinias. Gana mano kalbų, kad neužtrukti. Danguolę kviečiu tada pradėti mokymus ir dar tik tai sugrįšiu, kad klausimus jūs galėsit užduoti po kiekvienos tokios mažos potemės. Temos, tos potemės arba temos gal yra kelios, tai tiesiog siūlom kartu su Danguolė pasitarę, kad išklausykit gabalėlį tam tikros aktualios medžiagos ir jeigu iš to gabalėlio jums kyla koks nors klausimas, tikrai galit pakelti ranką, mes darysim to jas kaip pauzes, trumpas, atsikvėpti ir jums galbūt užduoti klausimą, o jeigu neturėsit klausimų, tada keliausim prie kitos ir pačioj pabaigoje galėsim tada apibendrinti ir atsakyti į klausimus, jeigu jūs jausit, kad tie klausimai buvo neatsakyti. Danguolė, tada kviečiu pradėti mokymus ir pirmin. Labadiena visiems. Atsiprašom už šiek tiek trikdžius mūsų. Dirbsiu iš savo kolegės Jurgitos darbo vietos, tai nenustebkite, jeigu jums rodo ne Danguolė Jakštienė, o Jurgita, kadangi esu prie jos kompiuterio. Ir šiandien mes turėtume aptarti visas temas, kaip Mindaugas ir minėjo, pagal kiekvieną temą išklausę ir peržiūrėję mūsų skaidrės, galėsime pasišnekėti, jeigu kils klausimų kažkokių, tai matyt ir pradėsiu pagal visas šitas temas kalbėti. Pirmiausia, tai apie DTS posistemę, tai yra mūsų darbo įrankis, darbo užmokestis stabiliai sąmatos, yra skirta apygardų apylinkių rinkimų komisijų pirmininkams, informatikams, apskaitą tvarkantiems asmenims. Jungtis nurodom, kaip prisijungti, aišku, visi pirmininkai ko gero jau yra tą išbandę, daugelis finansininkų, kurie dirbė irgi taip pat. Šitą skaidrę paliksime jums prisiminimui, kaip tą padaryti, atsidaryti posistemę ir joje pradėti dirbti. Tada pradedam nuo lėšų skiriamų apygardų ir apylinkių rinkimų komisijoms, skirimo planavimo, apskaitos ir atsiskaitimų temos. Tai, kaip žinote, lėšos apygardų rinkimų komisijoms skiriamos vyriausios rinkimų komisijos priimtais sprendimais. Vadovautis jų panaudojimu reikėtų 22 metų spalio 27 VRK sprendimu SP 101. Šitą sprendimą jūs rasite baltojoje knygoje, rasite mūsų internetinėje svetainėje. Antras sprendimas tai yra sąmata, kurioje yra patvirtintos lėšos visoms apygardų rinkimų komisijoms ir sumos apylinkių rinkimų komisijoms. Tai irgi sprendimo kopiją mes pridėjome prie sutarties, kurią pasirašėme su apygardų pirmininkais. Prie tos sutarties yra sprendimas, jį galite taip pat rasti interneto svetainėje, jis yra skelbiamas. Jais reikia vadovautis. Lėšos skirtos apygardų rinkimų komisijoms naudojant patvirtintą metodiką. Metodika yra lėšų aprašo dalyje aprašyta. Jeigu jums įdomu, kaip formuojamas biudžetas, tai tiesiog
sprendimo SP101 dalyje galite su tuo susipažinti, kad planuojamas detalus biudžeto poreikis ir paskirstymas pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją, skiriamos yra tikslinės lėšos, naudoti kitoms reikmėms, ne pagal patvirtintą klasifikaciją negalima, viršyti sąmatoje skirtų sumų negalima, turite laikytis finansinės drausmės ir šitas sumas naudoti taip, kaip jos patvirtintos VRK sprendimu. Skirtos lėšos ryšių išlaidoms turėtų būti naudojamos neviršiant VRK nustatytų limitų. Limitai yra nustatyti komisijos nariams, apylinkių pirmininkams ir apygardų pirmininkams VRK sprendime SP172. Nustatyti limitai yra kiekvienam nariui ir paskaičiuota suma sąmatoje yra maksimaliai 17 komisijos narių apygardoje ir kiekvienam apylinkės pirmininkui. Jeigu jūs turite komisijos narių mažiau, o mes žinome, kad turite mažiau, 17 turbūt nėra nei vienoje apygardoje, tai tos lėšos, kurios yra skirtos kiekvienam asmeniui, kiekvienam komisijos nariui, lieka nepanaudotos ir turi būti grąžinamos kaip netekusios paskirties. Viršyti limito skirto vienam asmeniui negalite ir tų lėšų paskirstyti, sakykime, pasidalinti tarp 13 ar 12 komisijos narių irgi negalite. Tiesiog po rinkimų kaip netekusius paskirties jūs juos grąžinsite į vyriausiosios rinkimų komisijos sąskaitą. Toliau už ryšių paslaugas galite apmokėti tik pagal pateiktus pateisinamus išlaidų dokumentus, tai yra sąskaitos faktūros, kasos čekiai, terminalų kvitai už ryšių paslaugas. Tie dokumentai turi būti pridėti prie avanso apyskaitos. Avanso apyskaita turi būti sudaroma kiekvienam atskaitingam asmeniui, kuriam mokėsite patirtas išlaidas. Nepriklausomai nuo to, ar tai ryšių, ar transporto išlaidos būtų. Tai dar tokį rašėme jums papildomą sakinį, kad ryšių paslaugoms skirtas lėšas galima naudoti apmokėti interneto, telefoninių pokalbių ir pašto paslaugų išlaidas, jeigu yra toks poreikis. Nes kartais atsitinka, kad galbūt ką nors reikia išsiųsti paštu ir tokių lėšų papildomų paslaugoms jūs neturite. Pašto išlaidos yra priskiriamos ryšių paslaugoms, todėl iš to limito galite nupirkti voką, pašto ženklą ir išsiųsti laišką, jeigu yra toks poreikis, kažkur tai tokiu būdu pateikti informaciją. Toliau. Negalima viršyti sumos pagal limitą ir, sakykime, jeigu yra limitas skirtas patvirtinta konkreti suma, o pateisinamas dokumentas išlaidų yra mažesnė suma, negalima kompensuoti arba išmokėti asmeniui viso skirto limito, jeigu tam nėra pateisinamo dokumento. Mintis tokia, kad jeigu limitas yra 12 eurų, o sąskaita faktūra ar įsigijimo čekis ryšių yra 8 ar 9 eurai, tai kompensuojate tik 8 ar 9 eurus pagal pateisinamą išlaidų dokumentą, ne pagal limitą. Limitas lieka nepanaudotas, nes nėra tam pateisinamo dokumento išlaidų. Užpildyk korteles, jeigu tokios yra perkamos, gali būti pateikiamos sąskaitos faktūros, jeigu parduotuvėje jas išrašo, arba kasos kvitas, kurį išmuša kasos aparatas, arba terminalo kvitas rūžavas. Visi šitie dokumentai yra tinkami pateisinti ryšių išlaidoms. Kad kompensuoti ryšių išlaidas, turite sudaryti telefono naudojimo panaudos sutartį su komisijų nariais, kur turi būti nurodytas asmeninis komisijos nario abonento numeris. Negalima apmokėti ryšių išlaidų juridinių asmenų abonentams, tai yra įmonių, įstaigų, organizacijų, ūkininko, ūkio ar dar kažkieno vardu turimiems
abonentams. Tik tai asmeninis komisijos nario vardu ir gali būti ir komisijos nario šeimos vardu, jeigu tai yra, sakykime, keli abonentai paimti bendra sutartimi, yra keli abonentai šeimos paimti, tada reikalingas sutikimas, kieno vardu yra įformintas. Mes prie blankų dokumentų tokį sutikimą esame pridėję. Ir jeigu turėsit tokiu atveju, tai manau, konkrečiai panagrinėsime, tada skambinsit ir tiesiog pasitarsim, kaip tai atlikti, nes nedažnai taip būna, bet būna šeimos planai, kur yra keli abonentai ir tada vyro vardu abonentas, o naudoja žmona dirbdama rinkimuose. Tai tada sutvarkom šitą reikalą tokiu būdu per sutikimą. Kanceliarinės prekės, apsaugos priemonės, maišai rinkimų dokumentams pakuoti, orgtechnikos medžiagos yra perkamos centralizuotai, tam panaudojant apygardai ir apylinkėms skirtas lėšas, vykdote pirkimus, apie pirkimus jums turbūt išsamiai informaciją suteikia mūsų kolegė Jovita Jankūnaitė, su ją kontaktuosite, kaip įvykdyti pirkimus, kaip juos įforminti, kaip jai atsiskaityti už atliktus pirkimus. Tai tiek, kad yra aprašas patvirtintas, kuriuo vadovaujantis turite vykdyti viešuosius pirkimus. Leidžiama pirkti tik rinkimams rengti reikalingas prekes ir kanceliarinės prekės nupirktos centralizuotai, rinkimų komisijom perduodamos pagal priėmimo perdavimo aktą ir pagal poreikį, nepriklausomai nuo to, kiek sąmatoje yra nurodyta apylinkės rinkimų komisijai pagal rinkėjų skaičių sumą. Perkat centralizuotai už visas skirtas lėšas ir panaudojat pagal perdavimo aktą, atiduodate pagal poreikį tam, kad būtų užtikrintas sklandus rinkimų procesas. Apygardos rinkimų komisija gali perskirstyti apylinkių rinkimų komisijoms transporto išlaidoms skirtas lėšas atsižvelgiant į apylinkių rinkimų komisijų veiklą bei atstumus nuo apygardos rinkimų komisijos. Negalite perskirstyti patvirtintų transporto išlaidoms sumų daugiau negu yra skirtas sąmatoje, bet tarp apylinkių atsižvelgdami į jų, sakykime, tuos atstumus perskirstote ir toliau nutolusioms apylinkių rinkimų komisijoms, nepriklausomai nuo to, ar mažai ar daug jie turi rinkėjų, jiems skiriate lėšas rinkėjams aplankyti ir atvykti į apygardą, pasiimti medžiagos, atvežti medžiagą į apygardą po rinkimų. Toliau transporto išlaidoms skirtos lėšos pervedamos apylinkių rinkimų pirmininkams ir nariams į jų asmeninės sąskaitas, esant jų raštiškam sutikimui. Akcentuoju tai, kad apylinkių rinkimų komisijų pirmininkams ir nariams rekomenduojame skirti transporto išlaidoms lėšas ir apylinkių komisijų nariams. Tai turėtų turbūt atrodyti taip, kad apylinkės komisijos pirmininkas informuoja apygardos rinkimų komisiją, kad transporto išlaidoms skirtas lėšas reikėtų skirti apylinkių komisijos nariams, kurie lankys rinkėjus, kurie nešios pranešimus apie rinkimus, kurie vykdys balsavimą namuose, pasidalinti transporto lėšas tarp komisijos narių ir forminti išlaidų panaudojimą ne vien tik ant apylinkės pirmininko, kuris turėtų, nežinau, važiuoti, sukti ratus aplinkui visą dieną. Iš tikrųjų, patirtis parodė, kad transportui skiriamų lėšų yra nemažai ir kai reikia jas nurašyti ir parodyti, kiek važiavo apylinkės pirmininkas, kuris iš tikrųjų, manome, kad važiuoja ne vienas, važiuoja keli ekipažai į balsavimą namuose. Tai turėtų būti pasidalintos lėšos tarp komisijos narių vykdančių rinkėjų lankymą, rinkėjų aptarnavimą, balsavimo organizavimą namuose. Įforminti lėšas panaudojimą reikėtų
tokiu pačiu būdu kaip ir su apylinkės komisijos pirmininku. Tai yra sudaroma lėšų naudojimo sutartys, lėšos pervedamos į jo sąskaitą ir atsiskaitoma per avanso apskaitą su tuo asmeniu, kuris gavo lėšas, kuris jas panaudojo ir jisai su savo transporto priemonė važiavo ir kuro panaudojimas nurašomas tai transporto priemonė, kuri važiavo ir pridedant kuro įsigijimo kvitus ir kuro nurašymo aktą. Lygiai viskas taip pat vienodai kaip su apylinkės pirmininku, taip pat forminami dokumentai ir su apylinkės nariais, kuriems skiriamos lėšos transporto išlaidoms. Čia jau paminėjau apie avanso apskaitas ir kad pateisinančiuose išlaidos dokumentuose būtų visi privalomi rekvizitai, atsakingų asmenų parašai. Kaip žinote, draudžiama pirkti atsarginės detalės automobiliui remontuoti, apmokėti kitas su automobilio remontu susijusias paslaugas. Lėšos transporto išlaidoms skirtos aptarnauti rinkėjus, pristatyti dokumentus į VRK ar apylinkės, apylinkių komisijų nariams lankyti rinkėjus, pristatyti ir atsiimti dokumentus iš apygardos ir negali būti transporto išlaidoms skirtos lėšos naudojamos atvažiuoti į darbą ir grįžti namo. Į rinkimų būstinę atvažiuoti turime savo lėšomis, savo kūrų, nes tam neskiriami. Kaip ir į kiekvieną darbą važiuojant, išlaidoms atvažiuoti ir grįžti namo nėra skiriamos lėšos. Degalinių kvituose turi būti visi privalomi rekvizitai, degalinės darbuotojui reikia pasakyti, kad rinkimų laikotarpiu pilatės kūrą, kurį naudosite rinkimų tikslams, todėl VRK kodas reikalingas. Jeigu atsitinka taip, kad degalinėse kartais neįveda kodą, užsipila ir sako, pamiršau, turiu čekį, dar kol kas patikrinant mokesčių inspekciją kažkaip tai leidžia mums įrašyti ranka VRK kodą ir patvirtinti tokį čekį apygardos arba apylinkės antspaudu ir pirmininko parašu. Prie avanso apskaitos tokie čekiai prisegami patvirtinti ir įskaitomas kuro įsigijimas rinkimų tikslams. Lėšas transporto išlaidoms galima naudoti tik kūrui įsigyti ir čia pateikiame kelias skaidres lengvojo automobilio panaudojimo ir paskaičiavimo pagal turimą formulę normą ir pagal tą normą galima nurašyti naudojamą kurą. Tai yra benzino forma ir taikomas toliau koeficientas. Čia pavyzdėlį esame įdėję, kaip skaičiuojamas kuro normos, kai yra dizelinis variklis, koeficientas 0,6 taikomas, kai yra taikomas koeficientas 1,2 automobiliams, kuriems naudojamos suskystintos dujos. Neturime, grįšiu prie kuro, tokią informaciją dėl naudojamų elektromobilių. Taip atsiranda atvejų, kada yra naudojami elektromobiliai, tačiau elektromobiliams neturime patvirtintos apskaitos tvarkos, nes mūsų įstaiga neturi elektromobilio ir mes neturime tokios tvarkos pasitvirtinę, kaip turėtų būti skaičiuojamas panaudotas kuras ir patirtos išlaidos elektrai įsigyti. Tai tokių asmeninių automobilių naudojimų rinkimų rengimui kompensacinio mechanizmo neturime. Šiuo metu nežinau, gal ateičiai kada ir turėsim, bet šiandien neturim tokios tvarkos. Ir kas lėšos rinkėjų pavėžėjimui naudoja apygardų rinkimų komisijos, rinkėjams pavėžėti į rinkimų apylinkės, ne visos apygardų rinkimų komisijos vykdo pavėžėjimą, todėl pavėžėjimas organizuojamas vadovaujantis VRK patvirtintų rinkėjų pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašų ir rinkėjų pavėžėjimui skiriamos lėšos atskirų VRK sprendimu
kai apygardų rinkimų komisijos suderinusios su savivaldybių administracijomis priima sprendimą pavėžėti rinkėjus į rinkimų apylinkes ir pateikia paraiškas su paskaičiavimais, kiek jiems reikia lėšų šitoms funkcijoms vykdyti. Kaip žinote, apygardų rinkimų komisijų pirmininkai atsako už skirtų lėšų panaudojimą pagal paskirtį tinkamai taupiant neviršijant sąmatoje nustatytų dydžių. Apygardų rinkimų komisijos veda supaprastintą apskaitą. Apskaita tvarkoma VRK informacinės sistemos DTS posistemėje pagal nustatytus registrus ir šie registrai apygardų komisijoms yra privalomi. Visą apskaitą vedame DTS sistemoje, visa informacija suplaukia ten ir ataskaitos irgi susiformuoja DTS posistemėje. Taip pat po apskaitos vedimo formuojamos atskaitomybės formos irgi DTS posistemėje. VRK nustato pateikimo terminus, yra finansinė atskaitomybė pateikiama VRK. Atsiskaitote mums. Dar šiuose rinkimuose yra naujas dalykas, kad atsitiktiniu būdu bus atrenkamos apygardų rinkimų komisijos, kuriuose vykdys patikrą valstybinė mokesčių inspekcija. Valstybinė mokesčių inspekcijai pateisinamus finansinės apskaitos dokumentus turės pateikti tos apygardų rinkimų komisijos, kurios bus atrinktos tokiai patikrai. VMI tikrins gyventojų pajamų mokesčio, socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo teisingumą, dažnu atveju tikrina ir kitų išlaidų panaudojimo teisingumą, dokumentų juridinę galią, ar yra visi pateikiami dokumentai. Tai čia jau mokesčių inspekcija, kaip aš sakau, jūs susiras ir prisistatys, kad paskirti yra vykdyti pas jūs patikrinimą. Skirtų lėšų panaudojimo ataskaitas pagal mūsų patvirtintas formas ir nustatytais terminais apygardų rinkimų komisijos turės pateikti vyriausiajai rinkimų komisijai, prie ataskaitų pridėti visas išlaidas pateisinančius dokumentus. Ir atrinktos atsitiktinio būdu komisijos pridės valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinio tyrimo išvadą. Pagal pateiktą bylų sąrašą finansiniai dokumentai turės būti susekti į segtuvus, lapai sunumeruoti ir pagal perdavimo aktą pristatyti VRK archyviniam saugojimui. Apie archyvų tvarkymą mes pateiksime atskirą informaciją jau šiek tiek vėliau, kaip formuoti bylas, kokius lapus sekti, kaip turi būti. Ten jau tokia, kaip sakau, aprašą informaciją pateiksime atskirų laiškų ir jau pagal tą. Tai aš tą temą apie lėšų skiriamų apygardų rinkimų komisijoms skirimo planavimą, apskaitą ir atsiskaitimą baigiau. Tai ko gero, jeigu yra klausimų, patikime atsakyti. Taip, Danguolė, yra. Tiesiog kai kur reikės turbūt ir papildyti, o kai kur patvirtinti nuskambėjusią informaciją. Tai toks vienas iš pirmųjų praktinių klausimų. Ar kanceliarinių prekių sąrašą turėtų susidaryti pati apygarda? Kaip ten yra praktiškai? Praktiškai yra taip. Kanceliarinių prekių sąrašą sudaro pati apygarda pagal poreikius. Yra patirtis, kai kurios apygardos daro apklausą, klausia apylinkių rinkimų komisijos, kokių jiems reikėtų, o pagrindinis krepšelis tai yra popierius, tušiukai, pieštukai, kas priklauso vykdant rinkimų procesą, orgtechnikos, tai toneriai, jeigu yra reikalingi spausdinimui, aišku, iš ankstiniam balsavimui iš anksto reikalingi, kadangi lakštai spausdinami, tai šitą sprendžia pačios apygardos. Mes tokio sąrašo pavyzdinio neteikiam, nes vieniems reikia žirklių, kitiems reikia daugiau tušinukų, pieštukų ar popieriaus, tai jau pačios komisijos sprendžia, derindamos su apylinkių rinkimų komisijoms irgi pagal jų poreikį.
Čia dėl telefonų dar, jeigu telefono abonentas yra kito šeimos nario vardu, jūs čia minėjot, ar tada užtenka jo sutikimo ir ryšių panaudos sutarties tarp nario ir pirmininko, ar visgi dar reikia panaudos sutarties tarp savininko ir komisijos nario? Jeigu abonentas yra šeimos narys, turi šeimos, sakykime, planą kažkokį 3 telefonų, užtenka sutikimo, ten forma yra pridėta, kad sutinku, kad man priklausantį šeimos abonentą naudotų toks asmuo rinkimų tikslams, abonento numeris nurodomas ir tas abonento numeris yra skelbiamas kaip kontaktinė priemonė su apylinkės pirmininku, užtenka sutikimo, o panaudos sutartis yra sudaroma tarp apygardos pirmininko ir apylinkės pirmininko. Gerai, dabar dar dėl transporto išlaidų. Kas sudaro sutartį su apylinkės komisijos nariu? Apylinkės pirmininkas ar apygardos pirmininkas? Visas sutartis sudaro apygardos pirmininkas tiek su apylinkės pirmininku, tiek su apylinkių komisijų nariais. Apygardos pirmininkas yra asignavimų valdytojas šiuo atveju ir jisai leisdamas pinigus sudaro panaudos sutartis su tais asmenimis, kuriems tas lėšas skirs. Visada yra apygardos pirmininkas, kuris valdo pinigus ir toliau kam jis atiduoda lėšas, ar apylinkės pirmininkui, ar apylinkių nariams, ar apygardos komisijų nariams, nes irgi gali būti sudarytos sutartis asmeninio transporto panaudojimo ir su apygardų nariais. Nes nariai irgi vykdo funkcijas, važiuoja į apylinkių komisijas, skundus tyria, dar kažkokių tai atsitinka atveju, kada reikia nuvažiuoti ir ne visur važiuoja pats apygardos pirmininkas. Tai ir apygardos nariams lygiai taip pat gali būti sudaromos panaudos sutartys jų asmeniniams automobiliams ir atsiskaitimas toks pats pilnas su visom lėšų naudojimo sutartim, avanso apskaita, kuro nurašymo aktais, kuro įsigijimo čekiais. Dar keletas klausimų iš transporto tematikos. Klausimas, gal kartais turite paskaičiavimus hibridiniam automobiliui? Tai čia turbūt irgi priklauso, koks dar hybridinis. Vieni yra, kurie yra pusiau, kaip sakyt, kraunami per elektrą ir kiti yra hibridiniai, kurie važiuoja pusiau elektrą. Nežinau, Danguolė, jūs čia gal daugiau turite atsakymų. Čia klausimas, ar turite paskaičiavimus hibridiniam automobiliui? Ne, tokių paskaičiavimų neturim nei hibridiniam, nei elektromobiliams, kadangi tokių automobilių VRK įstaigoje nėra, tai mes neturim tokio tvarkos aprašo tam, ko neturime patys. Tokių normatyvų nėra, paskaičiavimų nėra ir tokių išlaidų nekompensuojame. Ir dar dėl transporto išlaidų. Ar galima tuomet pateikiant apylinkėms sąmatas, detalizuojant lėšas, nurodyti, kiek yra skiriama kūrui apylinkės pirmininkui ir kiek nariams? Ar čia apylinkės pirmininkui reikia leisti spręsti, ar jis dalinsis su apylinkės nariais ar ne? Kaip yra praktikoje? Čia yra geras klausimas. Manau, kad turėtų apygarda dalyvauti šitam procese, dėl to, kad apygarda žino, kiek yra skirta lėšų iš viso. Antras dalykas, apygarda perskirsto lėšas tarp apylinkių ir skiria tiek ir gali, aišku, rekomenduoti ir pasakyti, kad jūsų yra tiek, kiek yra rinkėjų aptarnauti ir, sakykime, išsivesti kažkokį tai skaičių, kad kiek tų ekipažų važiuos, balsavimo namuose grafikai yra, kortelių vežiojimas irgi. Ne visi komisijos nariai važiuoja, dalis iš jų važiuoja ir tokiu būdu patys turėtų nuspręsti, kaip jie organizuos šitą lėšų paskirstimą ir panaudojimą apylinkėse. Tokių rekomendacijų, kad ten 30, 20 ar 10% tikrai neturime. Čia jau vietoje apygardos turėtų pasižiūrėti. Žinoma, apygardos gali priimti sprendimą, protokoluoti savo sprendimą, kad taip apygarda nusprendė, nes, kaip jau ir minėjau, asignavimų valdytojas yra apygardos rinkimų komisijos pirmininkas, kuris atsako už taupų, racionalų, ekonomišką, tvarkingą lėšų panaudojimą. Dar keli klausimai iš ryšių tematikos.
Ar interneto sąskaitą galima apmokėti iš skirtų lėšų? Taip, aš minėjau, skaidrėje yra įrašyta, kad ryšių paslaugoms galima naudoti už internetą, už pokalbius ir pašto paslaugas. O jeigu telefono sąskaitos savininko su komisijos nario pavardės nesutampa, ar tokiu atveju galima sudaryti panaudą? Yra atvejų tokių buvę, kada panauda sudaroma su kitų asmeniu. Tuomet apylinkės komisijos pirmininkas sudaro panaudos sutartį su, kaip aš sakau, kita pavardė ar draugu, ar svetimų žmogumi, kad naudos jo abonentą rinkimų tikslams. Tas abonento numeris yra fiksuojamas kaip kontaktinis telefonas. Panaudos sutartis sudaroma tarp asmenų dviejų, tai yra panaudos gavėjas bus apylinkės komisijos pirmininkas, davėjas draugas, draugė ar kaimynas. Ir antra panaudos sutartis jau yra sudaroma tam pačiam abonentui su apygardos komisijos pirmininku ir apylinkės komisijos pirmininku. Tarp jų pasirašoma, kad bus naudojamas tas svetimas telefonas, kuris yra pridedamas. Na ir paskutinis klausimas, pereinant į kitą temą, čia turbūt gal jis dar ir nuskambės, ar specialiame punkte gali dirbti apygardos narys, jei apylinkės nariai ar negali, ar nenori, ir ar galima, ir ar bus tokia galimybė apmokėti apygardos nariui iš rezervo? Ne, apygardos nariui iš rezervo apmokėti negalima, nes rezervas formuojamas iš apylinkės komisijų nariams skirto darbo užmokesčio ir balsavimą specialiuose punktuose organizuoja apylinkių rinkimų komisijos, todėl spec punkte gali dirbti tik apylinkių rinkimų komisijos nariai. Nebūtinai tos rinkimų apylinkės komisijos narys, kurio teritorijoje yra specialus punktas. Jeigu tos rinkimų apylinkės komisijos nariai negali dalyvauti balsavime specialiuose punktuose, galima pasitelkti, pakviesti kitų aplinkinių apylinkių rinkimų komisijų narius, kurie vyktų į specialųjį punktą vykdyti balsavimo, ir apylinkių komisijų nariams iš rezervo galima apmokėti nepriklausomai nuo to, ar jis yra tos apylinkės, kurios teritorijoje yra spec punktas, ar jis yra šalia esančios apylinkės narys. Apygardai šitos lėšos negalės būti skirtos, nes nėra mechanizmų jų perkelti į apygardų sąmatą. Tai yra apylinkių komisijų pinigai ir tik tarp apylinkių komisijų yra perskirstomi. Na ir pereinant dar prie tos temos, įkrito paskutinis, ne paskutinis, žinoma, gal toks komentaras ir klausimas, pastaba, kad sąmatose nėra nurodytos sodros išlaidos apylinkėms. Ar jas apmokės VRK? Komisijų nariams darbdavio sodros įmokos nėra skaičiuojamos ir nėra mokamos. Jau yra pakeitimas nuo 22 metų sausio 1 dienos ir rinkimuose nuo darbo užmokesčio komisijų nariams sodros įmokos nėra mokamos. Sąmatose yra sodros įmokos nurodytos tik tai samdomiems darbuotojams informatikams. Tai yra tiems asmenims, su kuriais yra sudaromos darbo sutartys. Tik už juos reikia mokėti darbdavio sodrą. Už komisijos narius darbo sodra nebemokama iš darbdavio lėšų. Tai tiek klausimų kol kas, Danguolė, galim judėti į priekį. Judame į priekį, sekanti tema sąmatos rezervo sudarimas ir paskirstimas. Tai apygardos rinkimų komisija sudaro darbo užmokesčio lėšų rezervą ir atitinkamai sumažindama VRK sprendimu visoms apylinkių rinkimų komisijoms darbo užmokesčiui patvirtintą sumą. Kaip ir minėjau, tai yra apylinkių komisijų pinigai, iš kurių yra imamas krepšelis į rezervą. Rezervas yra naudojamas balsavimui specialiuose punktuose vykdyti ir gali būti naudojamas apylinkių rinkimų komisijų nariams pasitelktiems darbui balsavime iki rinkimų dienos. Darbo užmokesčio rezervas yra privalomas sudaryti balsavimui specialiuose punktuose,
o darbui balsavime iki rinkimų dienos galite nekaupti rezervo šitam darbui, nekviesti apylinkių komisijų narių į talką. Gal tai labiau yra aktualu didiesiems miestams, kur yra intensyvus balsavimas iki rinkimų dienos. Ten iš tikrųjų dabar yra jungtinių rajonų apygardų rinkimų komisijos, kada vykdomas balsavimas 2 savivaldybėse. Tai nors komisijose yra, sakykime, iki 15 komisijos narių, aš kalbu apie apygardų rinkimų komisijoms, nes pagal rinkimų kodeksą balsavimą savivaldybių pastatuose vykdo apygardų rinkimų komisijos. Ir todėl, jeigu jau nepakanka ir savo jėgomis apygardos rinkimų komisijos nariai negali atlikti balsavimo iš anksto, tada gali pasitelkti į talką apylinkių komisijų narius ir mokėti jiems darbo užmokestį iš apylinkių komisijų narių darbo užmokesčio sukaupto rezervo. Tai toks dalykas. Toliau pats principas skaičiavimo, tai yra darbo užmokesčio lėšos komisijoms mažinamos atsižvelgiant į balsavimo specialiuose punktuose sudarytus grafikus apie specialiuose punktuose dirbančių komisijos narių skaičių. Planuojama pasitelkti, jeigu yra poreikis iki rinkimų dienos apylinkės komisijos narių skaičių. Planuojamas darbo valandas ir konkretų valandinį atlygį, nes lėšas reikėtų skaičiuoti gan tiksliai, kai jau turite grafikus ir žinote, kiek turite balsuojančių rinkėjų spec punktuose, kiek žinote, kiek talkos eis į apygardos rinkimų komisijos balsavimą iki rinkimų dienos. Čia mes įdėjom pavyzdėlį, kaip pasiskaičiuoti konkrečias sumas, nes yra atvejų, kada apygardos rinkimų komisijos finansininkas, ar su pirmininku, ar kažkaip paskaičiavę, tiesiog rezervą sukaupia kažkokią apvalią sumą, o paskui sako, oi, mums trūksta, arba oi, mums lieka labai daug rezervo ir ką su juo daryti. Supraskim tai, kad rezervą formuojam iš apylinkių komisijoms skirtų asignavimų. Juos paimam iš bendros sąmatos ir tai, ką mes sudedam į rezervą, nebelieka tabelių pildymo dalyje ir tie pinigai jau eliminuoti iš tabelių. Jie nebegali jais pasinaudoti ir užsipildyti darbo valandų. Ir jeigu lieka nepanaudotas rezervas, tada aišku, įmanoma jį grąžinti atgal į tabelius, bet paprastai tai būna jau į pabaigą rinkimų, kad pamato, kad to rezervo per daug prisikaupė ir jau grąžina, o tabelį uždaryti, algos pamokėtos ir tiesiog lieka nepanaudoti asignavimai, o jie yra, kaip aš sakau, nuskausmintos apylinkės ir iš jų paimtas tas rezervas. Tai jau reikėtų konkrečiau, tiksliau pasiskaičiuoti, kiek maždaug žmonių dirbs, kokios jų pareigos, nes įkainiai skirtingi, apylinkės narių yra 9,60, pirmininkų 12,05 centai. Tai jau tiesiog pasiskaičiuoti, kiek tų į talką įmam žmonių, kiek eina į spec punktus žmonių, kad nesukaupti per didelių rezervų ir paskui, kad jie neliktų nepanaudoti ir taip žmonės bus nuskriausti, nes jie negalės tabeliuose už tuos pinigėlius susirašyti valandų. Iš tabelių išeliminuojamos lėšos į rezervą. O iš sudaryto rezervo apygardų rinkimų komisijos didina apylinkių komisijoms vykdančioms balsavimą spec punktuose ir tiesiog nurodo, kiek tų lėšų konkrečiam asmeniui pagal faktiškai dirbtą laiką įvedama į sistemą. Vardas, pavardė, dirbtos valandos, kokiomis dienomis ir sistema paskaičiuoja, kiek reikėtų pinigėlių iš rezervo grąžinti atgal, apmokėti už atliktą darbą specialiuose punktuose ir jeigu buvo pasitelkta į balsavimą iki rinkimų dienos. Čia yra apie tas konkretus valandinis įkainis dirbusių komisijos narių skaičius. Kaip tai atlikti mes tuoj turbūt parodysim, nes tai viską paskirstimas atgal į tabelius lėšų vykdomas per DTS sistemą,
apylinkės rinkimų komisijos pirmininkas gavęs pranešimą DTS sistemoje tabelių pildymo lange, jisai matys, kad yra skirtos lėšos, matys kokiam asmeniui ir tas dirbtas valandas jis turės įrašyti konkrečiam asmeniui į darbo laiko apskaitos žiniaraštį tomis dienomis, kada buvo darbas atliktas. Čia yra, mes turime darbo užmokesčio rezervo kaupimo langą, tai tiesiog pasiskaičiavus sumą reikia per grafą darbo užmokestis, apylinkių komisijų darbo užmokesčio planavimas ir paskirstimas, turime visas skaičius yra pilkus, kurių negalima keisti, vienintelį turim langelį, tai yra rezervas, pasiskaičiavę rezervo dydį įrašome sumą, išsaugojam duomenis ir paskirstom pirmą turą. Pasibaigus pirmam turui, jeigu bus vykdomas antras turas jūsų apygardos rinkimų komisijoje, tą patį atliekame ir antram turui. Paskaičiuojam rezervo poreikį į langelį, išsaugojam ir paskirstom antro turo lėšas. Paskiršius antro turo lėšas, apačioje po šitą lentelę yra antra lentelė, kurioje matosi skirtos lėšos darbo užmokesčiui jau išeliminavus rezervo sumas ir tai, kas yra toje antroje lentelėje, pagal kiekvieną apylinkę, lėšos eina į tabelių langą ir jie gali jas naudoti savo darbo valandom apmokėti. Toliau, iš sudaryto rezervo skiriant lėšas apylinkės darbuotojų už atliktą darbą, irgi taip pat einam per darbo laiko apskaitą, grafą, rašom datą, rašom dirbtą valandų, išrenkam, kas dirbo, rašom komentarą ir paskui išsaugojam, sukuriam naują ir taip paskirstom lėšas kiekvienai komisijai, kam tos lėšos yra skirtos. Tai yra, jos nueina į tabelių langą, kur turėtų būti surašomos valandos konkretiems asmenims. Ir su rezervu, kaip ir baigiam turbūt temą. Tada gal klausimų kažkas dar turi? Vienas klausimas buvo, Danguolė, ar apygardos nariai išankstiniuose rinkimuose, taip įdomiai pavadino, turbūt tam sename išankstinėme balsavime arba rinkimuose iki rinkimų dienos. Ar jie galės dirbti? Įdomus klausimas, prisiekę komisijų nariai iš karto pradeda darbą, bet čia turbūt klausimas apie kažkokias užduotis. Ar apygardos nariai išankstinėme balsavime galės dirbti? Taip, balsavime iki rinkimų dienos turėtų dalyvauti apygardų rinkimų komisijų nariai. Darbą organizuoja apygardos rinkimų komisijos pirmininkas. Tai atitinkamai čia šitoj vietoj apygardos rinkimų komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į turimą lėšų krepšelį rinkimams, turėtų pasižiūrėti ir pagal rinkėjų atvykstančių balsuoti, sakykime, skaičių, reikalingą komisijos narių skaičių aptarnauti rinkėją. Manau, kad kadangi komisijos narių yra labai daug, čia gal klausimas, ar galės. Galėti galės, bet darbą organizuoja apygardos komisijos pirmininkas ir turėtų būti turbūt darbo laiko pasiskirstimas, negali visi 13 komisijos narių ateiti į balsavimą iki rinkimų dienos, sėdėti ant kėdučių, sofučių ir stebėti balsavimo procesą, nes darbą atlikti rinkėjų aptarnauti užtenka turbūt 2 ar 3 komisijos narių. Tai atitinkamai tie 13 komisijos narių, jeigu nėra labai intensyvaus balsavimo, nėra didieji miestai, kur tikrai vyksta balsavimas, yra papildomi punktai balsavimo sudaromi netgi, tai tokiu atveju komisijoje pirmininkas sprendžia, pati komisija susidaro grafiką komisijos narių, kuriomis valandomis kokie komisijos nariai dirba išankstinėme balsavime. Išankstinis balsavimas vyksta 3 dienas. Todėl darbo pasidalymas turėtų būti tarp visų komisijos narių
proporcingai galintys gal yra, kurie negali dalyvauti tomis dienomis, nes tai yra vidury savaitės darbo dienos. Yra tokių, kurie gali gal daugiau, intensyviau dirbti, bet tą turite aptarti savo komisijoje ir pasidalinti reikalingą poreikį darbo laiko, kad aptarnauti rinkėją, vien būti ir dalyvauti, sakykime, stebėti balsavimo iki rinkimų dienos procesą, už stebėjimą darbo užmokestis nėra mokamas. Todėl apygardos pirmininkai turėtų labai atsakingai pažiūrėti į šitą darbo pasidalymą, kad nebūtų taip, aš buvau, arba mes visi 13 buvom, sėdėjom, žiūrėjom, bet mums dabar už tų 13 ar 14 valandų 3 dienas ir sumokėkit, nes aš ten buvau. Bet ar yra poreikis būti? Toks atvejis būti, jeigu nori, gali, vykdyti stebėseną gali, bet jeigu tu nevykdai darbo su rinkėju, tai kaip ir darbo užmokestis neturėtų būti skaičiuojamas. Čia iš tos, gal nežinau, ar atsakiau. Dar keletą klausimų yra. Vienas toks pakankamai įdomus, kad savivaldybės vadovai dabar labai nepalankiai žiūri į apygardos rinkimų komisijų narius, kurie yra administracijos darbuotojai, čia turime galvoje turbūt savivaldybės administracijos darbuotojai ir dirba balsavime iki rinkimų dienos. Tokios problemos anksčiau niekada nebūdavo, dabar jau dėja atsirado. Kaip patartumėt ją spręsti? Čia turbūt eina kalba, kada tu darbo metu atlieki savivaldybei darbą ir dar papildomai dirbi rinkimuose. Manau, kad tie komisijų nariai, kurie nori dirbti iki rinkimų dienos savivaldybės pastate ir vykdyti darbą, jie turėtų su savo tiesioginiu vadovu suderinti šitą reikalą. Ir jeigu tiesioginis vadovas jo neišleidžia iš tiesioginio darbo, tai jis kaip ir neturėtų tada to daryti. Dėl to arba atostogas paimti, arba laisvadienį, arba dar kažkaip kitaip įsiforminti. Tai yra darbdavio ir darbuotojo susitarimas. Jokie teisės aktai nereglamentuoja, kad darbdavys privalėtų išleisti komisijos narį dirbti rinkimuose jo tiesioginioje darbovietėje darbo metu. Kiekvienas komisijos narys, eidamas dirbti į rinkimus, priima tokį sprendimą ir jis supranta, kad jeigu jo tiesioginis darbdavys neišleis jo darbo dieną dirbti rinkimuose, tai ir kažkaip tai neduos jam laisvadienio ar dar kitaip neįformins to išleidimo, tai jis jau turėtų derinti su savo tiesioginiu. Nėra teisės akto, kuris pasakytų, jūs privalote išleisti. Tai jau yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas. Ačiū, Danguolė. Čia nežinau, kiek su jumis susijęs, gal daugiau organizavimo skyriui skirtas klausimas, bet gal jūs vis tiek atsakysite, jeigu mieste yra 2 apygardos, kaip bus organizuojamas tas išankstinis balsavimas. Tai žinoma, Vilniuje, pavyzdžiui, net ir daugiau negu 2 yra apygardų, bet žinom, kad vyks išankstinis balsavimas. Tai kaip tas darbas yra organizuojamas, kai miestas yra padalintas į skirtingas apygardų teritorijas? Žinot, apie darbo organizavimą aš gal tikrai nenorėčiau komentuoti, bijau ko nors pripainioti. Gero, čia jau klausimas būtų tiesioginis rinkimų organizavimo skyriuje ir gal jau asmeniškai persiųsti tą klausimą, klausėjo klausimą, kad atsakytų org skyrius. Taip, gal aš Eglę tiesiog komentarai, gal jūs galite tikrai Reda Daniškevičiūtę paskambinti. Žinoma, mes dar turėsim mokymus apie tą išankstinį balsavimą, kurie bus rugsėjo mėnesį ateityje, bet jeigu norit gauti atsakymą, gaila mes šiuose mokymuose ne ta tema, neturim Redos prisijungę, tai tikrai gali drąsiai parašyti arba organizavimas @vrk.lt arba reda.daniškevičiūtė, tik tai su šveplom versijom, kontaktai yra mūsų svetainėje, tai reda.daniškevičiūtė @vrk.lt ir jums bus atsakyta. Modestas taip pat klausė, ar sumos DTS ir VRK sprendimuose, konkrečiai sprendime 172 prieduose turi sutapti? Toks praktinis klausimas. Taip, jos turi sutapti ir sutampa, nes sprendimas yra spausdintas iš DTS sistemos duomenų. Visi priedai paimti iš DTS sistemos.
Jeigu mato netitikimą, galėtų kreiptis ane į jūsų skyrių, kažkur pastabą raštelti Taip, žinoma, bet taip ir neturėtų būti. neturėtų Gal būti. turėjo minti sprendimo 172 sumos nesutampa su lėšų sutartimi pasirašyta? Nežinau, tai turbūt gal patikslins Tikrai galima. taip. Jo. Dabar dėl samdomo personalo. Jeigu dirbs rinkimuose 2 buhalteriai, ar abu galės dirbti programoje? Kitaip sakant, ar bus atskiros funkcijos? Čia įdomus klausimas. 2 buhalteriai apskritai gali apygardoje būti? Buhalteriai negali būti, buhalteris apskaitą tvarkantis asmuo yra tik vienas ir jis tik vienas galės jungtis ir dirbti pagal savo rolę kaip apskaitą tvarkantis asmuo. 2 apskaitą tvarkančių asmenų negali būti, nes tai yra parašo teisė ir apskaitą tvarkantis asmuo yra kaip finansininkas apygardoje. Antras priimtas pagalbinis darbuotojas finansininkui padėti. Tai yra pagalbinis darbuotojas, yra DTS sistemoje kiti samdomi darbuotojai, kitos pareigos ir valandinis įkainis yra 6 eurai ir jis prie sistemos jungtis negalės. Galės tik tai kaip pagalbinis darbuotojas atlikti kitas funkcijas, finansininkai, sakykime, avanso apskaitas priimti, sutikrinti dokumentus, sutvarkyti archyvus ar kažką panašių. Sistemoje ne. Tai tiek, Danguolė, kol kas su klausimų, tik tai su išankstiniu balsavimu lieka tas, aš gal pabandysiu dar ir su Reda susikomunikuoti, jeigu ne, tada mes galim keliauti į priekį. Taip, tai tęsiam toliau, finansinė apskaita, išlaidų registravimas. Tai, kaip žinote, apygardų rinkimų komisijos nėra juridiniai asmenys, veikia sudarytos rinkimų kodeksų vadovaujantis, tvarko supaprastintą apskaitą darydamos paprastai įrašą. Tačiau apygardų komisijų pirmininkai yra komisijos skirtų lėšų tvarkytojai, atsako už jų naudojimą. Aš jau tą sakinį šiandien nekartą minėjau, tai yra iš tikrųjų svarbu, nes komisijos pirmininkai atsako už visas skirtas lėšas, jų panaudojimą teisingai, tinkamai ir pagal patvirtintas sąmatas. O finansinė apskaita ir išlaidos yra registruojamos taip pat DTS sistemėje. Faktinės išlaidos registruojamos pagal ūkinės operacijas pateisinančius dokumentus. Čia yra lentelė, kaip prisijungus prie sistemos, suvesti faktinės išlaidas, reikia formuoti, sukurti naują įrašą ir dokumente suvedus visus reikiamus rekvizitus, tiesiog išsaugoti ir visi įrašai faktinių išlaidų patenka į apskaitos sistemą. Mes čia matom faktinės išlaidos suvestos pagal numerį, faktinės išlaidas vedant reikalingas išlaidų eilučių detalizavimas, tai yra mes vadinam dukterinė dalis, tai suvedame lėšas pradinėje faktinės išlaidose suma, eilutės suma atsiranda pilka arba jeigu nėra detalizacijos, tai eilutės sumoje stovi 0, o skirtumas stovi su minusiuku, tai yra jūs įvedėt sumą išlaidų kažkokia ir skirtumas stovi neišdetalizuotas. Tada turite išlaidų eilutėje atlikti detalizavimą, išdetalizuoti tas sumas, kokioms reikmėms ir tada šitoj vietoj skirtumas išsinulina ir yra suma ir eilutė suma išdetalizuota ir pagal nurodytą paskirtį lėšos patenka į apskaitos registrus. Kaip ir priklauso. Kasinės išlaidos irgi yra apskaitos dalyje fiksuojamos kasinės išlaidos. Čia faktinės kasinės, tai vedant visas ūkinės operacijas, tai yra transportą, ryšius pagal apylinkių rinkimų komisijas. Toliau kanceliarinės prekės vedamos, čia darbo užmokestis kasinėse faktinėse nėra suvedamas, jis ateina iš darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščių tiesiogiai į registrus. Tai čia yra tik tai ūkinės operacijos su kanceliariniam ryšiai, transportas, kandidatų programų parengimas spausdinti. Daugiau ir toliau apie antstolius kalbėsim kiek vėliau.
kasinių išlaidų mokėjimą. Kasinės išlaidos į apskaitą pakliūna tada, kai jūs įvedate mokėjimo numerį. Kai atliekate banke mokėjimą, tada turite suvesti kasinės išlaidas ir įvesti mokėjimo numerį. Kai įvestas numeris, į apskaitos registrus ateina kasinių išlaidų sumos ir matosi, kiek jūs gavote pinigėlių, kiek priskaitėte ir kiek išleidote šitoj vietoje. Tai dabar apie apskaitos ataskaitas. Apskaitos ataskaitas mes irgi, jos yra formuojamos DTSPO sistemai, yra apskaitos ataskaitos, apskaitos registro ataskaitos, galite pasirinkti pagal kiekvieną apskaitos registrą, pagal klasifikaciją, atsiskaitomosios sąskaitos ir mokesčių žiniaraščiai yra 3 ataskaitos, forma 1, 2 ir 3. Čia prasiskleidus irgi išsifiltruojate, ką norite matyti ir matote judėjimą lėšų banke, apskaita, ar visos atėjo kasinės išlaidos, ar visi pavedimo numeriai suvesti ir viskas čia pateko. Galutinė apskaitos suvestinė ataskaita, tai yra vadinama forma 2, kurioje yra skirta sąmata matoma, matomi gauti asignavimai, panaudoti, priskaityti ir išleisti kasinės išlaidos galutiniai ataskaitai. Tai čia tiesiog ataskaitų formas surasite sistemą ir pažiūrėsite, kokią turite informaciją. Na ir ką, finansinė apskaita, kaip ir irgi tema baigta. Nežinau, ar turime klausimų? Ne, Danguolė, galima tęsti. Tvarkoj, tęsime toliau. Turime temą įdarbinimas, darbo laiko apskaitos, darbo užmokesčio žiniaraščiai, bet kažkiek plačiau turbūt paimsime šitą temą. Daugiau, tai darbo laiko apskaita vykdoma vadovaujantis VRK sprendimu SP100, tai yra darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo ir pateikimo tvarkos aprašas. Jis taip pat yra patalpintas į baltąją knygą. Galite paskaityti ir ne tik galite, bet ir reikia paskaityti. Tikrai ten yra pakankamai išsamei aprašyta visos darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo funkcijos. Darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo komisijos pirmininkas. Jeigu komisijos pirmininkas yra tokiu atveju, negali jungtis, nemoka dirbti su kompiuteriu, tada gali pavesti kitą komisijos narį, nors už teisingumą vis tiek atsako atitinkamos rinkimų komisijos pirmininkas. Čia daugiau gal apylinkių rinkimų komisijose yra tokių pasitaiko atvejų, kada tada privalo kreiptis į mūsų informacinių technologijų skyrių ir suteikiamos rolės kažkokiam nariui vykdyti šią funkciją. Tada pirmininkas to nebedaro. Autentifikuotis per valstybės informacinių išteklių sąveikimo platformą, kaip ir prie visų sistemų, tai tabelio pildymas taip pat. Komisijos pirmininkai pildo tabelius, peržiūri, spausdina žiniaraštį, žiniaraštį patvirtina komisijos pirmininkai savo parašais ir visus komisijos narius supažindina su žiniaraščio duomenimis. Kiekvienas komisijos narys turi patvirtinti prie savo pavardės, savo parašų, kad susipažino su žiniaraščiu ir sutinka su visiems komisijos nariams skirtomis darbo valandomis. Ir turime tvarkos apraše 17, 18 ir 19 punktus. Yra numatyti konkretūs veiksmai, kaip turi elgtis apygardos ar apylinkės rinkimų komisija, jei nėra asmens parašo darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. Tai 19 punktas numato, kai atsisakoma pasirašyti ir reiškiamos pretenzijos dėl neteisingai surašytų valandų. 17, 18 tai yra paprastesni, dėl negali pasirašyti dėl ligos, yra išvykęs, tada tvirtina komisijos pirmininkas užpildė žiniaraštį ir tiesiog įrašo įrašą motyvuotą, kodėl tas nėra parašo prie vienos ar kitos pavardės nurodytų darbo valandų. Tai šituos punktus reikėtų
pasinagrinėti ir tiesiog labai išsamei ten yra tvarkoje aprašyta, kokius veiksmus turi atlikti ar apylinkė, ar apygarda, kad kaip ir pirmininkė įžanginiam žodį minėjo, kad nebūtų nesusipratimų, nebūtų nepasitenkinimo tarp komisijos narių, po to, kai sudeda parašus, sako, o ten valandos surašytos neteisingai, mane apgavo, ar panašiai. Tai jau šitą susirinkite parašus ir viskas tvarkingai ir tinkamai. Visiems pasirašius spausdintą žiniaraštį yra pirmininkai tvirtina VRK informacinės sistemos posistemėje, kad jau pasirašytas ir jis yra tinkamas. Ir žiniaraštis ne vėliau kaip paskutinę dieną pateikiamas apygardos rinkimų komisijos apskaitą tvarkančiam asmeniui, kad galėtų skaičiuoti darbo užmokestį. Ir apskaitą tvarkantis asmuo privalo sutikrinti pasirašytus žiniaraščius su esančiais posisteme TTS ir tik įsitikinęs, kad žiniaraščiai yra teisingi, kad duomenys sutampa, kada valandos surašytos popierinėme žiniaraštyje ir esančiame sistemoje yra tos pačios, sutampa ir kad yra visų komisijos narių parašai, gali vykdyti darbo užmokesčio skaičiavimą. Jeigu nėra visų parašų, tokiu atveju apskaita darbo užmokestis negali būti skaičiuojamas arba turėtų būti pagal 19 punkte aprašo rodytus visus veiksmus, atlikta, surašyti protokolai ir priimti sprendimai, kad tas parašas arba turi būti, arba jo neturi būti, pridedami protokolai. Tai jau aš nekomentuosiu smulkiai, to 19 punktą tikrai paskaitysit ir žinosit, kaip elgtis, jeigu neturite parašų. Toliau atkreipėme dėmesį, kad komisijos pirmininkas ir nariai negali dirbti laikino nedarbingumo metu ir ligos laikotarpiu, negali būti pildomos darbo valandos žiniaraštyje. Ligas mes keliame centralizuotai, gavę informaciją iš Sodros, kad žmogus serga, tiesiog gauname pranešimus, sukeliame L raidės į tabelį, jūs jų pakeisti negalite. Kartais atsitinka taip, kad pirmininkai ar apygardų pirmininkai, būdami labai stropus, supildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį į priekį, prirašo valandų, o mes gauname pranešimą iš Sodros ir ant tų valandėlių užkeliame L raidę. Dingsta tos valandos, dingsta tie darbai ir nebeskaičiuojamas darbo užmokestis už tas valandas. Tai kaip ir numatyta darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo tvarkoje, darbo laiko apskaitos žiniaraštis pildomas už kiekvieną faktiškai dirbtą valandą, tai reiškia, jeigu atidirbom valandas, užsipildėm tabelį. Jeigu tų valandų dar neatidirbome, tai labai toli į priekį, kaip ir neturėtume jų pildyti. Nes jeigu užsipildom iki rinkimų pabaigos visus tabelius, tai tikėtina, kad gali atsitikti taip, kad lygos bus užkeltos ant darbo laiko ir bus neišmokėtas darbo užmokestis. Tai atkreipkite į tai dėmesį ir stebėkite, ar valandos. Šiaip žmonės turėtų informuoti, kad serga, neturėtų dirbti lygos metu, bet atsitinka visai. Per tokį didelį kiekį dirbančiųjų turime visko. Darbo užmokestis priskiriamas draudžiamosioms pajamoms, deklaruojame Sodrai duomenis apie darbo pradžią, darbo pabaigą, deklaruojame apie priskaičiuotą socialinio draudimo įmokų sumas. Kaip ir minėjau, darbdavio įmokos nėra mokamos iš darbdavio lėšų, tačiau iš darbuotojo darbo užmokesčio yra išskaitomas 15,7% įmokos socialiniam draudimui ir jeigu yra kaupimai pensijai, tai dar plus 3% tiems asmenims, kurie kaupia ir skaičiuojama 18,7%. Ir dar noriu paminėti, kad jei komisijos nariai gauna išankstinės senatvės pensijas ar kitas mokamas pensijas bei rentas, nedarbo, motinystės, tėvystės pašalpas, turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad atlygis už darbą rinkimuose gali daryti įtaką jų gaunamų išmokų dydžiui. Asmenys gaunantis įvairias išmokas turėtų pasidomėti Sodros skyriuose ar kitose įstaigose, iš kurių gauna papildomas išmokas,
ar gautas darbo užmokestis už darbą rinkimuose nesudarys problemų gaunant pensijas ar rentas. Tai motinystės, tėvystės pašalpas, nes kiek iš patirties žinome, jos yra mažinamos atitinkamai pagal tų įstaigų turimas skaičiuoklės. Ir dar atkreipiam ypatingą dėmesį, kad yra komisijose asmenų gaunančių išankstinę pensiją. Tai jei tokių turėsite, jie turėtų informuoti Sodrą, kad laikinai pradėjo dirbti ir tą išankstinę pensijos negautų, nes iš tikrųjų yra problemos su išankstinėmis pensijomis. Asmenys pradeda dirbti, tada Sodra skaičiuoja baudas, kad jie gavo ir pensiją ir dirbo. Tai šitoj vietoje išankstiniam pensijom yra reikalų ir reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kas, jeigu yra išankstinėje pensijoje, kad turėtų nutraukti išankstinės pensijos mokėjimą Sodroje tam laikotarpį, kol dirbo, paskui vėl atkurti tą išankstinę pensiją. Na, dar naujiena yra, kad 24 metų Liepos 11 dieną Seimas pritarė Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo ir piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimo įstatymams. Bet nežinau, ar jie jau įsigaliojo, tiesiog nepasitikrinau, bet tai yra numatyta, kad bus įstatymų pakeitimuose numatytos išlygos asmenims paskirtiems rinkimų komisijoje, nebus stabdomas ir panaikinamas bedarbio statusas. Taip pat nebus taikomos subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo nutraukimas, bei numatoma, kad gautos pajamos už darbą rinkimuose nebus įskaitomas į asmens pajamas, skiriant piniginę socialinę paramą. Tai yra socialinės pašalpos, būsto šildymo, karšto vandens išlaidų kompensacijos. Bet tai irgi yra formulė ir jeigu jau tos kompensacijos yra dabar paskaičiuotos už ankstesnį laikotarpį, tai nebus perskaičiuotos, bus paskaičiuojamos tik naujam laikotarpiui po įstatymo įsigaliojimo. Aš ten siųsdama blankus, man atrodo, įdėjau pavyzdinę formą užimtumo tarnybai, jeigu būtų poreikis šiuo metu, jeigu yra paskaičiuoti šitie dalykai, kad pateikti pažymą apie pradėtą terminuotą darbą. Bet matyt, šito jau greitų laikų nebereikės, tai tiesiog pradžiai įdėjau, bet paskui matyt viskas šitas per laikotarpius tuos naujuosius viskas pasikeis. Šitoj daly, tai bedarbiai mūsų bus šiek tiek laisvesni dirbti rinkimų komisijose. Toliau, kaip jau ir minėjau, kad darbo užmokesčio skaičiavimui yra naudojami darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose esantis duomenys, pagal darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose nurodytas darbo valandas, yra formuojami ir spausdinami darbo užmokesčio žiniaraščiai, sistema skaičiuoja darbo užmokestį pagal valandas ir valandinį įkainį, kuris yra suvestas, ir patiems skaičiuoti rankytėmis nebereikia nieko. Ir darbo užmokestis mokamas tik pagal DT sistemoje parengtus ir atspausdintus darbo užmokesčio žiniaraščius. Dabar čia mes turim skaidrę dėl darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis įdarbinimą. Jau panašu, kad mes su šita skaidre gal ir vėluojame, nes buhalteriai ir gal informatikai dar vėliau bus darbinami, bet čia yra pavyzdys, kaip reikėtų į TTS dalį suvesti darbuotojus dirbančius pagal darbo sutartis. Čia ne kaip komisijos nariai priesaiką davė, eina per kitą dalį, bet būtent TTS dalyje. Ir įvedant darbuotojus sukūrėme naują įrašą, vedam asmens kodą, būtinus duomenis, sąskaitos numeriai, kurie formuosite pavedimus darbo užmokesčio, taikytina NPD. Atkreipiam dėmesį, kad NPD taikymo laikotarpius nuo iki irgi reikia įvesti, nes jeigu šitos grafos neužpildome, tada neteisingai yra skaičiuojamas NPD taikymas ir atsiranda permokų nedamokų Sodrai dėl NPD taikymo. Išsaugoti reikia įrašus ir išsaugojus žemiau atsiranda
naujas įrašas, reikia sukurti naują ir paspaudus leis įvesti asmens darbo pradžios datą ir pareigas. Čia toks kaip ir dvigubas išsaugojimas, išsaugoti duomenys ir dar kartą naują ir įvesti darbo pradžią. Taip, darbo laiko apskaita jau kaip ir minėjau, darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, tabeliuose irgi jau turbūt pradėjote pildyti, susirašėte priesaikų valandas pagal faktiškai dirbtą laiką, tai čia tiesiog skaidriai įdėta, kad žinoti šitą. Toliau paieškos parametrų lange randamas darbo užmokesčio žiniaraštis pagal poreikį komisijos narių, samdomų darbuotojų ir informatikų žiniaraštį. Taip yra, tiesiog pasižiūrėsite, kaip tai atrodo. Darbo laiko žiniaraštį užpildžius ir visiems jį pasirašius, duomenys yra patvirtinami spaudžiant mygtuką perduoti. Mygtukas čia kažkur tai, matau irgi tą. Išsaugoti jo, spaudžiam išsaugoti, apylinkės spaudžia perduoti, o mes turim apygardą. Tada apskaitą tvarkantis asmuo sutikrinęs teisingumą skaičiuoja darbo užmokestį, uždaryti periodą ir skaičiuoti atlyginimus. Kai paspaudžia šitą mygtuką, tada yra formuojami darbo užmokesčio mokėjimo žiniaraščiai. Žiniaraščiuose nurodytos darbo valandos apmokant taikant patvirtintus valandinius tarifus. Tiesiog sistema pati taiko, mes čia įdėjom skaidrę, kad žinotumėte, kokie yra patvirtinti, jie yra lėšų apraše patvirtinti tie valandiniai tarifai ir aprašas yra baltojoje knygoje SP 101. Taip, toliau uždaryti periodą ir skaičiuoti atlyginimus atlikus šitą veiksmą yra suformuojami darbo užmokesčio žiniaraščiai. Ir pagal dar turime tokią kaip ir prievolę, pagal vykdomuosius raštus į TTSPO sistemą įkelti. Mes įkeliam, jeigu turime antstolių patvarkymus ir jūs privalote daryti išskaitas iš skolininkų darbo užmokesčio. Tai tiesiog čia yra surašytas takas, kaip rasti tuos antstolių patvarkymus ir formoje įrašyti pagal paskaičiuotą sumą pagal patvarkymą. Aišku, patvarkyme yra visokiausios ten nuorodos, kaip kokia suma turi, kokie procentai ir skaičiuoti, tai tą turite paskaičiuoti ir įrašyti, pasirašom raudoname langelėje, išskaityti pagal vykdomuosius raštus sumą, kuri ateina į darbo užmokesčio žiniaraštį ir susiformuoja išminusavimas iš darbo užmokesčio, iš išmokamos sumos, priskaitytos sumos antstoliams. Ir antstoliams pavedimą, jeigu turėsite tokių patvarkymų, reikia formuoti banke jau rankiniu būdu pagal antstolių patvarkyme nurodytas, jų nurodytas sąskaitas, antstolio pavadinimas ir jau rankiniu būdu yra formuojamas, nes sistema negali suformuoti pavedimo visiems Lietuvoje esantiems antstoliams ar skolų išieškotojams. Atlikus mokėjimo pavedimą antstoliui, kasinėse išlaidose reikia suvesti informaciją apie atlinktą mokėjimą, nes į kasinės išlaidas antstoliams mokėtos sumos pačios neateina. Reikia įvesti pavedimo numerį, sumą ir duomenys patenka į apskaitos registrus, į kasinės išlaidas. Faktinių sumų įvedinėti pagal antstolių patvarkymus nereikia priskaitytų sumų, nes priskaitytos sumos darbo užmokesčio ateina iš darbo užmokesčio žiniaraščių ir čia tik tai išminusavimas vykdomas šitoj vietoje. Ir išskaita pagal vykdomuosius raštus, čia raudonoje eilutėje matosi, kur reikėtų įvesti tą sumą. Toliau, patikrinus darbo užmokesčio žiniaraščius, įsitikinus, kad jie
korektiškai suformuoti sistemoje. Nu, atkreipkite dėmesį, patikrinkite, kartais ir sistemos mūsų klysta ir būna visokiausių kažkokių netitikimų, kažkas nesuvaikšto kažkur tai, ar užsiblokuoja, tai gerai, kad patikrintumėt ir paruoštumėt darbo užmokesčio mokėjimus. Tai yra apskaita, darbo užmokesčio mokėjimas, yra formuojamas XML-as, taip, formuojama XML byla, ją išsisaugote, tada įkeliate bylą į Swedbanko banko sąskaitą apmokėjimui ir susiformuoja pavedimai banko aplinkoje, kuriuos turite patvirtinti, pasirašyti ir išmokėti darbo užmokestį. Banko aplinkoje susiformuoja ir darbo užmokesčio pavedimai ir pavedimai sodrai, pavedimai valstybiniai mokesčių inspekcijai. Nieko rankytėmis banke daugiau įvedinėti nereikia, kas susijęs su darbo užmokesčiu, tik tai antstolio patvarkymus. Visa kita susiformuoja per XML bylą ir susikeliate į banką tiesiog ir vykdote apmokėjimą. Ir sąskaitos, ir kodai, viskas ten ateina ir kad išvengti klaidų, tie pavedimai turi būti formuojami per XML bylą, jokių rankinių DU mokėjimų ir vienintelis, kas yra, nesusiformuoja tarptautiniai pavedimai užsienio sąskaitose, yra BL, EK ir ten tie, kurie turi tarptautinius. Tai va šitie per XML bylą neateina. Jie yra, jiems paskaičiavimai vyksta, bet juos reikia banke formuoti atskirai rankiniu. Būtent į tarptautinės sąskaitas. Tarptautinės sąskaitas, jeigu pateikia komisijos nariai, turite priimti, nes darbo kodeksas numato, kad į asmens nurodytą sąskaitą DU turi būti pervestas. Tai šitoj vietoj tokis minusukas. Toliau. Čia apie sąmatą, kad neviršijant sąmatos turi būti mokamas darbo užmokestis. Aišku, viršyti ko gero ir negalėsite, nes neleis tabelį supildyti daugiau negu yra skirta lėšų, bet aišku, su skatinimu reikėtų atkreipti dėmesį, kad kai formuojamas darbo užmokesčio rezervas, tai įmama bendra suma iš viso apylinkių rinkimų komisijoms skirto lėšų fondo ir į skatinimą nueina, į rezervą nueina ir dalis skatinimo procento. Todėl skatinant apylinkių komisijų pirmininkus reikėtų atkreipti dėmesį po rezervo formavimo, kiek to skatinimo fondo liko. Skatinimo fondo suma yra matoma tam lange, kuriame įvedate rezervo sumą kaupiamą. Ir kad nesuklystumėt ir neformuotumėt skatinimo pagal VRK sprendimų numatytą sumą, nes jums pritrūks lėšų. Yra tokių atvejų, kada apskaitą tvarkantis asmenys ir neatkreipia dėmesio į tai ir apygardos priima sprendimą skatinti visą VRK sprendimų skirtą sumą, o dalis jau tos sumos nuėjo į kaupiamąjį rezervą. Tai va šitoj vietoje neapsigaukite, nes paskui yra problemų, reikia išieškoti atgal tas lėšas iš asmenų, kuriems buvo permokėtos. Tai formuojant rezervą, pasižiūrėkite, kokia lieka suma skatinimui. Ten yra langelis liko skatinimui. Ir tada neviršiant tos sumos turite vykdyti skatinimą. Terminuotos darbo sutartys su apskaitą tvarkančiais asmenim, aš jau rašiau rašte, man atrodo, neilgesniam, kaip iki lapkričio 12 dienos, sutarčių blanke irgi mes tą datą įrašėme. Lapkričio 12 dieną uždarysime banko naudojimą, jūs įgaliojimus dirbti banke turėsite iki lapkričio 12 dienos imtinai. Po lapkričio 12 dienos negalėsite prisijungti ir nematysite nieko, kas vyksta banke. Todėl visus mokėjimus turite užbaigti banke iki tos datos. Ir jau toliau viskas išnulinti sąskaitą. Ir dabar apie skatinimą dar kažką pasakysiu.
kad pavaduotojai ir nariai už labai gerą darbą, pirmininkai skatinami pasibaigus rinkimams. Išmoka nedidesnė kaip 100% per visą darbo rinkimų komisijose laikotarpį gautų mėnesinių atlyginimų vidurkio ir neviršijant išlaidų sąmatoje numatytų skatinimų lėšų. Apie skatinimą turbūt parašysim vėliau irgi laišką elektroninį, kuriame įdėsim pavyzdžius, kaip paskaičiuoti tuos vidurkius, tai čia tiesiog techninis dalykas, kaip tai atliekama. Sprendimą dėl apygardų rinkimų komisijų pirmininkų skatinimo priima VRK, vadovaujantis rinkimų kodekso nuostatomis. Pavaduotojai, nariai, sekretoriai gali būti skatinami piniginė išmoka VRK sprendimu, esant atitinkamos apygardos rinkimų komisijos pirmininko motyvuotam teikimui. Sprendimą dėl apylinkių komisijų pirmininkų skatinimo priima apygardų rinkimų komisijos, taip pat atsižvelgdamos į jų atliktą darbą. Ir nariai apylinkių komisijų gali būti skatinami esant atitinkamos apylinkės rinkimų komisijos pirmininko motyvuotam teikimui. Toliau vienkartinės piniginės išmokos dydis atsižvelgiant į atliktą darbą, kokybę, sudėtingumą, apylinkių komisijoms išmokas išmoka apygardos komisija pasibaigus rinkimams. Apygardų rinkimų komisijų pirmininkams ir nariams išmokėsime mes po galutinio apygardų rinkimų komisijų atsiskaitimo. Apylinkės pasibaigus rinkimams. Toliau apie viešuosius, nežinau, baigiau vieną temą. Ar bus klausimų? Yra dar klausimų, yra nemažai, nežinau, gal tikrai galim padaryti tokią kaip ir mini pertrauką, atsakyti tų klausimų liks pabaigai mažiau. Aš tik tai dar gal trumpai sugrįžtu su atsakymu, tokiu trumpu patikslinimu dėl tų miestų, kur yra keletą apygardų, tai tiesiog su kolegė, aišku, su Reda nepavyko susisiekti, bet kiti kolegos tik patikslino, kad vedančioji apygarda kiekvienam mieste arba kiekvienam toj savivaldybei bus toji, į kurios teritoriją patenka savivaldybė, tai tikėtina, kad tą visą išankstinį balsavimą didmiesčiuose turės organizuoti savivaldybių pastatuose tą apygardą, į kurios teritoriją patenka savivaldybė, bet tai nereiškia, kad kitos apygardos neturės darbų. Paprastai iš senosios praktikos pasidalino kolegos, kad yra kuratoriai iš apygardų, kurie taip pat irgi darbuojasi to iki rinkimų dienos arba to išankstinio arba balsavimo savivaldybėje dienomis, bet visą informaciją, daugiau informacijos, tai jūs sulauksit ir elektroniniu paštu, kur kolegos pasidalins. Ir aš tada keliauju gal prie tų keletos klausimų, ar galima lėšas transportui komisijos pirmininko ir nariui pravesti avansu, ar sumokėti tik tai po to, kai yra pateikiami pateisinami dokumentai. Patirties yra įvairios, dalis rinkimų komisijų veda avansų, gal ir dauguma veda avansų, kadangi apylinkių komisijų pirmininkai ir nariai sako, kodėl aš turėčiau važinėti už savo pinigėlius, bet yra komisijų, kurios priima sprendimą, kad kompensuos patirtas išlaidas pagal faktiškai pateiktus dokumentus. Tai mes šito irgi jau nei nurodymų jokių duodam, tai apygardos rinkimų komisija sprendžia pati, bendraudama su apylinkių komisijų pirmininkais, nariais ir kaip jie suvadovauja, kokį jie sprendimą priima patys, taip ir vykdo. Tokios rekomendacijos, kad daryti taip ar kitaip, nes kiekvienoje apygardoje yra savo specifika, savo, aš sakau, patirtis ir yra daroma įvairiai. Mes jau šitoje vietoje diktato Dėl laiko apskaitos žiniaraščių pasirašymo, ar yra galimybė darbo laiko apskaitos žiniaraštyje komisijos nariui pasirašyti elektroniniu parašu? Ne, galimybės nėra pasirašyti elektroniniu parašu dėl to, kad
darbo laiko apskaitos žiniaraštis yra vienas su visų asmenų vardais, pavardėmis ir prie jų pavardžių nurodytomis valandomis. Ir tokio darbo laiko apskaitos žiniaraščio platinti kanalais, pasirašyti elektroniniu būdu negalime, arba turėtų būti, jeigu 13 narių, tai 13 žiniaraščių ir ant visų 13 po vieną elektroninį parašą. Todėl šito netaikom, tiesiog pasirašomas šiuo metu yra gyvų parašų. Dar dėl žymėjimo darbo valandų, jeigu vieną mėnesį nariui nebuvo žymimos darbo valandos, jis tiesiog nedirbo, ar būtinas tokiu atveju nario parašas? Šiaip tai turėtų būti parašas, jeigu jis nedirbo, jis turi sutikti su tuo, kad jis nedirbo. Aš taip įsivaizduoju, jeigu jo pavardė yra ir jis yra komisijos narys, tai jis turėtų susipažinti, kad jis nedirbo. Jeigu jis yra išvykęs ligoniniai, serga, ar dar tai yra pateisinama priežastis, kodėl jis negali pasirašyti, gali ir atveju, kada jis tiesiog yra, kaip aš sakau, statistinis komisijos narys ir jo negali pagauti jokiais kanalais, jokiom ryšio priemonėmis, neatsiliepia į telefoną. Tokiu atveju, man atrodo, 17-18 aprašo punktas, kur apygardos ar apylinkės pirmininkas daro įrašą, kad tokio komisijos nario jisai neturi su juo jokio ryšio, jokio kontakto, jis nedalyvauja komisijos darbe ir daro įrašą, patvirtina savo parašu. Bet tas įrašas turi būti. Kodėl parašo nėra? Tiesiog motyvuotas įrašas. Kodėl to parašo nėra? Jeigu pats komisijos narys nepasirašo ir nedirba komisijos darbe. Ačiū, Danguolė. Dar patikslinimo dėl NPD. Pradžios data yra aiški, o pabaigos data, iki kada taikoma, netaikoma, kokią reikėtų rašyti? Tai yra rinkimų pabaigos mėnuo. Sakykime, jeigu komisijos narys yra paskirtas dirbti komisijoje rinkimų laikotarpiui, tai mes turim rinkimų laikotarpį ir to mėnesio paskutinė diena, nes vis tiek NPD taikomas visam mėnesiu. Tai jeigu rinkimai spalio 27 baigėsi, tai tikėtina iki spalio 30, kiek spalis turi dienų, 31. Tai va, iki mėnesio pabaigos, to mėnesio darbo. Na ir paskutinis kol kas klausimas, o jei apygardos narys, jeigu apygardos narys, dar patikslinkit dėl NPD, tai tada apygardos narys, apygarda veiksniai iki lapkričio 12, po lapkričio 12 jau mes skaičiuosim skatinimą, jeigu bus motyvuotas teikimas ir jau savo susižiūrėsim laikotarpį. Tai Danguolė, šiuo atveju lapkričio 12 NPD rašyti, ar visgi mėnesio pabaiga, kaip ten yra? Pabaiga, lapkričio 30. Lapkričio 30. Taip. Gerai. Mes vis tiek taikomės NPD visam mėnesiui. Supratau. Ir dar dėl darbuotojų, ar su jais yra sudaromos terminuotos darbo sutartys? Taip, čia toks pasiteiravimas. Tai su kitais darbuotojais? Taip, su kitais darbuotojais, jeigu yra poreikis, sudaromos taip pat terminuotos darbo sutartys, kaip ir su informatikais ir apskaitą tvarkančiais asmenimis. Aišku, galima mes kitiems darbuotojams pavyzdinių terminuotų darbo sutarčių nesame parengę, bet jeigu jis yra pagalbininkas finansininko, tai yra tokia pati forma kaip ir finansininko, tik tai jau koreguojate pagal funkcijas, pagal atliekamus darbus ir rašote, ką jisai konkrečiai darys, kokius darbus ir rašote jo valandinį įkainį, jo darbo laiko terminą ir pasinaudojate tuo blanku tiesiog pagal turimą situaciją pagalbiniam darbininkui. Tai tiek, Danguolė, klausimų tam kartui ir matau, kad toliau pas man yra tokia potėmė viešųjų pirkimų vykdymas, nors jau tai yra ne mūsų daržas, bet mes čia įdėjom priminimą, kad būtent VRK sprendimas, kuris nustato komisijų viešųjų pirkimų vykdymą, procedūros viešųjų pirkimų privalomos vykdant kanceliarinių prekių pirkimą ir kandidatų programų parengimo spausdinti paslaugų pirkimą.
Čia paminėsiu, kad kandidatų programų parengimo spausdinti perkamos paslaugos negali būti samdomas darbuotojas pagal darbo sutartį, nes pagal darbo sutartį šitoje dalyje sąmatos nėra skirta sodrai mokėti darbdavio, todėl kandidatų programų parengimas spausdinti paslauga yra perkama iš paslaugų tiekėjo. Gali būti tai, sakykime, įmonė, įstaiga, kuri tokias paslaugas teikia, arba asmuo vykdantis individualią veiklą ir panašiai. Tai toks susitarimas per sąskaitą faktūrą apmokama, per darbo sutartį šitos paslaugos negali būti apmokamos. Tai tiek šitoj vietoj. Ir čia tokios papildomos kitos pastabos apie mokesčius. Socialinio draudimo įmokos už praeitą mėnesį privalo būti sumokėtos iki sekančio mėnesio 15 dienos, kitaip sodra skaičiuoja delspinigus, todėl prašome jau nedelsti ir iki 15 dienos visus mokėjimus sodrai atlikti. Gyventojų pajamų mokestis turi būti pervedamas darbo užmokesčio išmokėjimo dieną. Turime atvejų, po šitų neseniai vykusių rinkimų patirtį, kada gyventojų pajamų mokestis nebuvo išmokėtas darbo užmokesčio mokėjimo dieną, pavedimas buvo atliktas keletą dienų vėliau ir turim išvadas VMI, kad GPM nuo darbo užmokesčio buvo sumokėtas vėliau. Įpareigojimas vykdyti įstatymą ir mokėti GPM mokestį darbo užmokesčio išmokėjimo dieną. Nepalikite tų pavedimų neapmokėtų. Toliau, čia pakartojau aš sąskaitas, į kurias privalo būti atlikti mokėjimai. Tos sąskaitos yra suvestos DTS posistemėje, per XML formuojami pavedimai, todėl čia tik tai informacijai apie turimas sąskaitas ir mokėjimus į tas sąskaitas sodrai ir VMI. Ir sakinys, kad iki lapkričio 12 dienos privalote užbaigti visus mokėjimus banke, nepanaudotų lėšų likutį pervesti į VRK sąskaitą, tai yra į tą pačią sąskaitą, iš kurios gausite finansavimą. Viskas, kas liks nepanaudota, netekę paskirties asignavimai, turi būti grąžinti iki lapkričio 12 dienos. 12 diena yra paskutinė diena, kada jūs disponuojate banko sąskaitą. Tai šitokia trumpa informacija ir labai prašom skaityti elektroninius laiškus. Mes jų rašom daug, sutinku, kad mūsų visi skyriai rašo labai daug laiškų, bet visada darome prierašą, kad perduokite pirmininkų, prašome, kad perduotų laiškus finansininkams. Yra atvejų, kai finansininkas sako, nemačiau, nežinau, bet visus laiškus susirašinėjimą vykdome per apygardų rinkimų komisijoms, elektroninius paštus sukurtus ir asmeniniais paštais tiesiog nesiunčiame informacijos niekur. Toliau dar noriu pasakyti apie kontaktus. Mes pasirengę visiems padėti, patarti, pakonsultuoti, todėl mūsų kontaktai yra skelbiami VRK interneto svetainėje. Galiu gal paminėti, kad jeigu turėsite problemų su antstoliais, reikėtų kreiptis į Laimą Kučinskienę, darbo užmokestį, tabelių pildymą, uždarimą, atidarimą, kuruoja ir darbo užmokesčio priskaitimą, sodros, gyventojų pajamų mokesčio, visas aktualijas kuruoja Jurgita Brazauskienė. Turime ligas, kurias įveda į sistemą Jūratė Lebedievienė, ir visos mergaitės padės turbūt tabelių pildymo. Jeigu iškils kokie klausimai, kaip pildyti, ar neveikia sistema, ar kažko nerandate, ar sistemoje nerandate, kaip įvesti kasinės ar faktinės išlaidas, skambinkite visom, patarsim visos. Tai turbūt tiek aš baigiau, Mindaugai. Bet dar nepabėkit, Danguolė, dar įkrito vienas klausimėlis, kur yra numatytos lėšos apygardoms ir apylinkėms samdomam personalui. Ar ši eilutė skirta tik buhalteriui? Leidinio spaudai yra numatytos lėšos. Ar tai turi įeiti ir maketavimo paslauga? Tai čia du klausimai. Vienas dėl
kur yra numatytos lėšos apygardoms, apylinkėms samdomam personalui ir čia eilutė skirta tik buhalteriui, o kita dėl leidinio spaudai numatytų lėšų. Ar tai įeina maketavimo paslauga? Nu, jeigu atkreipsite dėmesį, viršui grafą yra užvardinta darbo užmokesčiui skirtos lėšos. Tai komisijos nariams darbo užmokesčiui skirtos lėšos, komisijos nariams skatinimui, toliau samdomam personalui, tai yra darbo užmokesčiui skirtos lėšos apskaitą tvarkančiam asmeniui, informatikams yra darbo užmokesčiui skirtos lėšos informatikams, o kandidatų programų parengimo spausdinti išlaidos yra iš 30 straipsnio kitos paslaugos, tai yra atskira suma, konkretus dydis nustatytas būtent kandidatų programų parengimo spausdinti išlaidoms skirta suma. Kaip aš ir minėjau, jos darbo užmokesčiui naudoti negalite. Tai yra paslaugos pirkimas per viešuosius pirkimus. Taip. Danguolė, prašymėlis labai trumpai, toks gal ir pabrėžiu labai trumpai, kas yra kasinės išlaidos, o faktinės, čia kaip egzaminė. Ne, juokauju. Gerai, viskas tvarkoje. Faktinės išlaidos tai yra priskaitytos sumos ir sąnaudos. Tai yra ta, ką mes priskaitėm ir įsipareigojam apmokėti, o kasinės išlaidos tai yra apmokėtos mūsų priskaitytos sumos. Tai yra, mes įsipareigojam sumokėti faktinėse išlaidose, apmokam kasinės išlaidose. Tai yra, priskaitam darbo užmokestį, matom sumą. Jeigu jį sumokėjom, mokesčius sumokėjom, matom kasinės išlaidas. Vadinasi, faktinės ir kasinės išlaidos turi sutapti. Tiek, kiek priskaitėm sąnaudų faktinėse išlaidose, tiek turim turėti kasinėse išlaidose apmokėtų sąskaitų darbo užmokesčių. Visi priskaitimai turi būti apmokėti. Atsakiau turbūt. Susimėlis turbūt, nes komentaro dar nesulaukiau. Duomenys dėl pirmininko ir buhalterio sąskaitos valdymo perduoti elektroniniu paštu ar gyvai? Siųskite elektroniniu paštu, mes jų laukiame ir laukiame labai, dėl to, kad turime suvesti viską į banką, suteikti įgaliojimus, suteikti limitus, kad galėtume disponuoti tomis lėšomis. Ir mums reikia jau labai greitai, Jurgita rašė, turbūt nežinau, ar iki 24 dienos šio mėnesio, ar iki 25, kad mes jų labai norime, bet turime šiandien tik tai 36 apygardų. Tai dar labai daug laukiame tų duomenų. Elektroniniu paštu galite siųsti man, galite siųsti Jurgitai Brazauskienei tiesiogiai, nes jinai formuoja informaciją į banką. Nežinau, ką Gražina turėjo mintyje klausdama, o konfidencialumas kaip, gal jūs čia, Danguolė, numano dėl ko, dėl turbūt. Turite mintį dėl banko duomenų? Tai turbūt čia, aš nežinau, nereikia bijoti turbūt čia šitų dalykų. Tai mes turim savo kanalus, kuriais mes visi turim pasirašę konfidencialumo sutartis ir visi tais duomenimis disponuojame ir suvedame juos į banką. Tai jeigu jūs pradėjote dirbti, pasirašėte sutartį, tai ir jūs konfidencialumo pasižadėjimą pasirašėte ir mes pasirašėme, tai manau, kad tie duomenys bus saugus. Ir iš kitos pusės aš galiu irgi pakomentuoti, paprastai mes, aišku, aš gal jaunas šis žmogus, toks biški drąsesnis, bet paprastai su jūsų banko sąskaita vien žinodami tik numerį niekas tikrai nieko negalės padaryti. Kortelės numerį, tai taip reikėtų saugoti, kadangi ją galima suvesti su visais rekvizitais. Banko numeriai, žiūrėkit, ir varka yra sąskaita, kuri tikrai būna ir pilna neretai. Mindaugai, čia ne banko sutarties numeris eina, čia yra ID numeris. Supratau. Nes mes tą ID numerį įvedame į banko sutartį, mes įvedam ID numerį ir suteikiam įgaliojimą valdyti ir disponuoti mūsų VRK sąskaitą tam asmeniui, kurio ID turim. Neturėdami ID numerio mes negalim suteikti įgaliojimo.
tam asmeniui. Bet vėlgi, Danguolė, su tuo ID numeriu irgi nieko nepadarysi, nes jis Nieko, lydimas tik yra tai su slaptažodžiais. leisiu VRK sąskaitą naudoti, disponuoti ir Jo, bet išleisti VRK pinigus. Gal čia nesiplėsim, turbūt ne tie mokymai, nesaugumo ir taip toliau, bet tikrai galit pasitikėti. Čia apskritai atsakant į konfidencialumą, tai VRK neretai keičiasi tarpusavėje ir asmens kodai su komisijų nariais, kai reikia ieškoti rinkėjų ir taip toliau, bet mes visi, kaip ir Danguolė minėjo, esam pasirašę konfidencialumo sutartis ir negalim nei rodyti, nei viešinti, bet apie tai turbūt dar bus mokymuose kita tema. Tai turbūt, Danguolė, kol kas klausimų nebėra. Matau, kad tas šaunus iš 60 daugiau žmonių būrys išliko iki pabaigos ištikimai. Tai aš tikrai noriu savo vardu ir kolegų vardu, ir Linos Tronienės pirmininkės vardu padėkoti, kad radot laiko tiems mokymams. Mums irgi visam tam maratonio pasirinkimo šurmuly, kuris atrodo laikas intensyvėja, vis sudėtinga rasti tą, bet ir su Danguolė tarėmėms dėl šių mokymų tematikos laiko, kada geriausia pradėti ir pabandėm, aišku, turbūt šiek tiek nuvokėm jūsų pietų laiką, bet ir mes patys lygiai taip pat irgi dovanojam tą laiką, bet nieko tokio, kartu keliausim į priekį. Tai visą tą informaciją, mokymų medžiagą, aš tik pasikartosiu, pasidalinsiu su jumis elektroniniu paštu, apygardų paštai sukurtais. Labai jūsų noriu paprašyti, kad šią informaciją pasidalinkite su kolegom, kurie negalėjo. Man jau ir pranešimas meta, kad susitikime liko 5 minutės. Ir pačioj pabaigoje jūs laiške dar rasit tokį, sako, kokie mokymai be žinių pasitikrinimo, be patikrinimo. Tai labai norim paprašyti, kad paspaustume tą nuorodą žinių patikrinimo, pabandyti atsakyti į tuos klausimus. Tikrai jie nelemia ten. Aš juokavau, Danguoliai, sakiau, kad skatinimui tie, kurie padarys, turbūt didėja tikimybė gauti skatinimą didesnį. Bet ne, čia yra juoko forma, tai būkit geri, paspauskite tą nuorodą, testukas bus tikrai nedidelis, pasibandykit pasižiūrėti, ką atsimenat iš šitų mokymų ir visa vaizdo medžiaga skaidrės atkeliaus pas jumis ir informaciją rasite ten. Ir pačiai pabaigai noriu pasakyti, kad sekantis mūsų mokymų susitikimas su apygardomis vyks ateinantį penktadienį. Čia bus aktualu, vėl aš atsiųsiu apygardų paštais pirmininkams, ir kvietimas iš kolegų, tie mokymai bus skirti politinės reklamos stebėsenos grupių žmonėms, tie, kurie apygardose atliks šią rolę, vaidmenį. Kolegos labai kviečia, kad, aišku, dar suprantam, kad atostogos, visa kita, kad tos stebėsenos grupės būtų jau sudaromos, čia skirta daugiau pirmininkam, mano žinutė, tai būkit geri, nepalikit paskutiniai minutai, sudarykit tas stebėsenos grupės ir tą laišką, kurį atsiųsiu turbūt rytoj, irgi perduokit kolegoms, kurie dirbs tą misiją politinės reklamos stebėsenos vykdys. O šiandien noriu tik tai padėkoti dar kartą ir baigti šituos mokymus ir pakviesti jūs vėlgi prisijungti penktadienį po pietų. Tai ačiū jums ir iki greito pasimatymo.